Sveiki, aš Nomeda Marčėnaitė ir sveikinuosi su jumis naujoje tinklalaidėje Pokalbiai Latga autorių namų virtuvėje. Kalbėsimės su kultūros politikos tyrėja menininkė Lietuvos kultūros tarybos pirmininkė Kristina Mažeikaitė. Sveiki. Sveiki. Menininkė, Vilniaus dailės akademijos profesorė, Lietuvos dailininkų sąjungos pirmininkė, Latga tarybos narė Eglė Ganta Bogdanienė. Sveiki. Ir Latga menų skyriaus vadovė Ingrida Radovič. Labą dieną. Tai ir pradėkime, Ingrida, ko mes čia susirinkom šiandieną? Tai susirinkome šiandien tokiu labai visiems aktualių klausimų ir ypač pastaraisiais metais vis daugiau kalbama apie tai, jog dailininkai ir fotografai, vizualių menų autoriai, jie negauna atlyginimo už viešą kūrinių rodymą parodose arba gauna labai mažą. Tai aš iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad Latga pirma tinklalaidė yra skirta šiai svarbiai temai. Ir labai ačiū, kad atėjote ir iš kultūros tarybos, ir dailininkų sąjungos pirmininkę turime. Ir mes Latgoje padarėme tokią visai gana trumpą apklausą, norėjome apklausti menininkus, ar iš tikrųjų jie negauna to atlyginimo, kodėl jie sutinka dalyvauti parodose be atlygio ir ką būtų galima pakeisti. Ir iš atsakymų, iš tikrųjų, kokius gavome apklausos rezultatus, matome, jog iš tikrųjų be politinės valios labai sunku kažką tai pakeisti ir labai gaila, kad neturime kultūros ministerijoje politikos priėmėjų, kurios būtumėm galėję pasikviesti į šią tinklalaidę. Tiesiog kultūros ministro neturim. Nei ministro, nei viceministro, iš tikrųjų nieko, ką galima būtų pakviesti. Tai bent bandysime kažkiek pakalbėti, kiek mes iš savo pusės galima pakeisti situaciją. O kokia buvo imtis to tyrimo? Imtis buvo, gavome atsakymus iš 209 menininkų. Labai didelis dėkui Egliai, kuri pasidalino su Dailininkų sąjungos nariais. Tai mes Latgoje turime iš viso 1500 maždaug vizualių menų autorių. Tai visai nemažai iš tikrųjų čia yra imtis. Aišku, jie ne visi Latgos nariai, kurie atsakė, nes ta apklausa buvo prieinama visiems, tai buvo anoniminė apklausa. Tai 209 atsakymai, manau, yra visai neblogas rezultatas. Kristina, dalyvavote tyrime apie menininkų padėtį, kuris parodė, kad vizualiojo meno autorių padėtis yra prasčiausia lyginant su kitais. Va šitas kampas įdomus. Tikrai taip, ir aš čia gal truputėlį grįžčiau į 2019 metus, nes iš tikrųjų Lietuvos kultūros tarybos vardu buvo pradėtas visas blokas tyrimų apie menininkų padėtį. Ir aš pati 2019 metais dėliodama tyrimų planą inicijavau menininkų būklės vertinimo tyrimą. Ir tuo metu man atrodė labai keista, kad mes turime stipendijų programą, turime kitus dar instrumentus, kurie yra menininkų finansavimui skirti, bet neturime nė menkiausio supratimo, o kiek tų menininkų, pavyzdžiui, yra Lietuvoje. Apie kokią mes populiaciją kalbame? Ar mūsų turimos investicijos į menininką, kad ir stipendijos pasiekia atitinkamą auditoriją? Kaip pasitikrinti, kiek apskritai reikia mums tų stipendijų skirti ar panašiai? Ir galiausiai toks tikrai, dėl ko ir šiandien esam susitikę, tai koks tų menininkų atlygis, kaip jie gyvena, iš ko jie gyvena, kaip jie jaučiasi ir panašiai. Iš kranelio atsuktų. Taip, iš kokio kranelio ir taip toliau. Tai 2019 metais buvo inicijuotas pirmą kartą Lietuvoje menininkų būklę vertinantis tyrimas. Jisai buvo pakartotas pristatant 24 metų rezultatus visai neseniai, birželio mėnesį turėjom pristatymą. Taip pat paraleliai buvo daugiau tyrimų, tarkime, remiantis Lietuvos kultūros tarybos duomenimis buvo pasižiūrėta, kaip organizacijos, kurios gauna finansavimą, iš tarybos perskirsto lėšas. Kokia dalis tenka menininkams, kokia dalis tenka administravimui ir taip toliau, ir taip toliau. Ir aibė kitų. Ir man atrodo, kad aš to prie rezultatų sugrįšiu kelių fragmentų, bet man atrodo visa aibė tų tyrimų davė šį rezultatą, kad iš tikrųjų pradėta labai daug kalbėti apie menininkų padėtį, kad daug kas atkreipė dėmesį ir, tarkime, žinau, ir iš tarpdisciplininio meno sąjungos viena menininkė su manim pasidalino, kad po tų pristatymų jinai
tiesiog patyrė šoką, nes netikėjo, kad yra taip blogai. Nes mums atrodo, kad kažkaip čia viskas vyksta ir tarsi nėra ta situacija tokia kritiška. Dabar kiek ta situacija yra kritiška? Tai paskutinio menininkų tyrimo duomenimis Lietuvoje yra apie 3000 vizualiųjų meno kūrėjų. Tai, profesionalių. Taip, tai yra dailė, tarpdisciplina ir fotografija, arba kitaip tariant daugiau negu 3000. Tada kokia jų pajamų situacija? Tai paprastai menininkai dirba daugiau negu vidutinę darbo savaitę. Tai yra 55 ir daugiau valandų. Tada tą darbo valandų skaičių dalyja tarp su kūryba susijusių apie 20-30 valandų, tai apie pusę laiko. Ir kita pusė, dar pusę per pusę, su kūryba visai nesusijęs darbo laikas ir iš dalies susijęs. Pagrindinės pajamos atkeliauja iš kūryba nesusijusio darbo laiko. Dabar pajamos. Tai vizualiųjų menų atstovų pajamos, lyginant su kitų meno sričių atstovų, yra pačios mažiausios. Ir jeigu mediana... Vizualiųjų menų turite. Taikomųjų menų situacija truputėlį kiek geresnė. Scenos menų arba taikomųjų. Supratau. Taip, visų kitų, galima sakyti. Iš esmės. Tai, tarkime, pusė menininkų gauna pajamas iki 1000 eurų. Tai yra fotografijos ir tarpdisciplininio meno kūrėjų. Jeigu žiūrėtume į dailę, tai 65% visų menininkų gauna iki 1000. Kristina, su kuo nors palyginkim, nes kol kalbam, tai tuos skaičiukus, kad būtų aiškiau tada. Bet jeigu lygintumėm su mokytojais, ten, nežinau. Man atrodo geriausia palyginti, tarkime, su kitais kolegomis menininkais, tarkime, scenos menai, teatras, šokis, cirkas. Tik kas trečias menininkas gauna pajamas iki 1000 eurų. Ne? Dailėje 65%. Dauguma menininkų gauna iki 1000 eurų. Ir man atrodo, tai yra pakankamai iškalbinga situacija. Tai Egle, ar tai sutampa su tavo ten, sakykime, pojūčiais netgi, kaip jaučiasi tie menininkai ir su šita tokia statistika šiurpia? Tai be abejo, kad sutampa, tik tai tiek, kad aš šiandien atstovaudama, ko gero, Lietuvos dailininkų sąjungoje ne tik save kaip menininkė, kaip kūrėja individualią, tai galiu pasakyti, kad dailininkų sąjunga jau pristatė 19 metais pirmąjį savo tyrimą, kuris buvo padarytas. Buvo tuomet apklausti dailininkų sąjungos nariai, daugiau negu 300, ir taip pat buvo apklaustos 90 institucijų. Kokia yra situacija? Ar menininkai gauna atlygį, ar negauna, ar institucijos moka ar nemoka? Tai tada mes pristatėme tą irgi tyrimą, pradžioje gal ne taip aktyviai, bet paskui pradėjom sklaidinti pakankamai jau agresyviai ir aktyviai. Ir man atrodo, tai buvo galbūt net ir tam tikras postumis tą visą problemą išplėtoti. Ir tada jau ir kultūros tarybos atsirado labai rimti tyrimai ir Latga prisidėjo. Bet pirmieji rezultatai tai buvo tokie, kad tik tai kas 10 menininkas apskritai gauna kažkokį atlygį dalyvaudamas parodose. O pačios institucijos, tai jos visos sutiko, kad kaip ir privalu mokėti, bet iš kur gauti pinigų. Tai čia tas klausimas finansavimo, jisai visuomet yra labai, labai aktualus. O menininkai, tai, žinot, labai įvairiai yra. Kai paklausi, kai kurie, ar dalyvautum neatlygintinai parodoje, tai dalis sako tikrai ne. Ir dargi pasako tam tikrą savo kainą, kuri gali būti orientuota grinai į to menininko, sakykime, asmeninę kažkokią poziciją. Jis gali būti itin populiarus, ten turimgi netgi į 100 pasaulio menininkų įeinančių lietuvių. O kiti sako, aš primokėčiau bet kiek, kad tik mane įsileistumėte į tokias prestižinės, reprezentacinės erdvės. Ir štai ir atsiranda tas toks, kažkoks savotiškas disbalansas, bet tai yra gyvenimas. Bet čia gal pagal nutilėjimą, man atrodo, kad niekada gyvenime niekas į sceną neprašo užlipti, pastraksėti šokėjų, padainuoti atlikėjų, dėl to, kad jie savo reklamą pasidarys ir po to, tai jeigu šitaip straksit, taip reikia, taip šaukėt, tai jūs pasidarysit reklamą ir nuo to tapsit žinomi tai, kas yra sakoma menininkam. Išbaisėsit. Tai be jokios abejonės, tai sakau, ir dėl to ir turim tokią, sakykime, ne vienalytę ir kūrėjų bendruomenę. Ir kiekvieną kartą labai skatiname visus pagalvoti iš esmės. Nes jeigu mes susivienėm ir sakom, tikrai
Paroda mūsų yra ta vieta, mūsų darbo vieta, kur mes demonstruojam savo kūrybos rezultatą. Muzikantas groja, gauna atlygį, aktorius vaidina, gauna atlygį. Mano paroda tai yra mano savotiškas performances. Nesvarbu, kad aš ten nei šoku, nei dainuoju. Tai yra mano prisistatymas ir už tai man turi mokėti pinigus. Tai jeigu bus ta vieninga nuomonė, tai tada atsiranda kompleksiniai sprendimai, kur tada ir valstybė, vyriausybė, ir asociacijos kitos, muziejai, galerijos turėtų susijungę daryti kažkokius labai rimtus sprendimus. Egle, aš dar būtinai užduosiu tą klausimą, ką kaip Dailininkų sąjungos pirmininkė, nes iš esmės esi Dailininkų profsąjungos pirmininkė. Tai bet aš dar noriu grįžti prie paties tyrimo. Ingrida, tai kaip jisai dabar skamba ir ką jūs sužinojote plačiau? Tai tyrime buvo tik tai 10 klausimų. Yra toks mitas, kad autoriai pradedantiesiems autoriams reikalinga ta reklama ir jie nori tų parodų ir greičiausiai, kad jie pradedantieji ir dalyvauja parodose nemokamai. Tai iš tikrųjų ne, nes mūsų apklausa iš tų 209 atsakiusių į mūsų apklausą 60% atsakė, jog jie yra profesionalūs menininkai, aktyvūs profesionaliai daugiau negu 16 metų ir daugiau, ir dar 30% daugiau negu 5 metus, tai žodžiu 90% aktyvūs yra patyrę menininkai, aktyvūs daugiau negu 5 metus meno srityje. Taip pat daug kas atsakė, kad didžioji dalis atsakė, jog jie aktyviai dalyvauja parodose. Tai yra bent per paskutinius metus, per paskutinius 5 metus turėjo 5 parodas, tai reiškia bent po vieną parodą per metus. Tai yra tikrai ne tie, kurie beldžiasi į parodų erdvės ir sako, įleiskit mane, aš 10 metų nieko nerodžiau. Ne, tai yra tikrai tie, kurie kasmet jie kažką tai rodo. Ir ką sakė Kristina, kad iš tikrųjų menininkai, vizualių menų menininkai, jie išsilaiko iš kitų veiklų. Tai 39% kaip savo pagrindinį pajamų šaltinį nurodė, kad yra veikla visiškai nesusijusi su kūryba. Ar tai yra 39%. Bandėt lyginti su kitų šalių patirtimi? Nes aš labai gerai atsimenu, kai jaunystėje, būdama Vokietijoje, girdėjau ir kalbėjau realiai su menininkais, kurie dirbo paštininkais, sargais ir vardinkit tik tai profesijas, ką jie darė ir tuo tarpu buvo šiuolaikinio meno kūrėjai. Tai ten tikiu, kad jau pasikeitų situacija, bet ir bandėt lyginti tą Lietuvos, ar ne? Šio dar nespėjom procentų, bet tas yra tikrai ir kitose šalyse tas yra. Bet ar tokiu pačiu procentu neaišku? Šito dar nesame palyginę, bet galėsime palyginti. Aš mačiau Prancūzijos kultūros ministerija rugsėjo jie paskelbė irgi panašų tyrimą, ne kaip mūsų, bet kaip kultūros tarybos užsakymo atliktas, tai bus galima pasilyginti. Nes ten labai išsamus jisai. Kristina, kaip kultūros taryboje, ar yra svarbu patvirtinant kažkokius projektus, ar yra įtrauktas atlygis menininkam, kurie dalyvauja tame projekte? Tai be abejo, iš tikrųjų tarybai apskritai menininko tema yra viena iš kertinių ir netgi aš pati pradedama šitą kadenciją ir dėliodama tarybos kadencijos prioritetus, sakiau, kad vienas iš jų tikrai yra menininkų situacija, menininkų atlyginimai ir gerovė. Dabar taryba prie menininkų prisiliečia per 2 kanalus, taip tiesiog. Vienas yra stipendijos, skiriamos kūrybiniai veiklai arba dalyvavimui rezidencijose užsienyje ir panašiai. Kitas dalykas yra per organizacijas, kai yra įtraukiami menininkai. Ir kalbant apie tą antrą dalį, per organizacijas, kai yra įtraukiami menininkai, tai kas yra pastebėta ir gal kas irgi kelia tokį šiek tiek nerimą, tai tarkime vizualiuosiuose menuose, kaip yra perskirstomos lėšos, tai kai pradėjome šitą situaciją stebėti 21 metais, tai tarkim fotografijai, dailėje būdavo menininkams nuo to, ką taryba skiria bendrai organizacijai, skiriama iki 10%. Tai yra 7-8% gauto biudžeto atitekdavo menininkams, tarp disciplinai tas procentas buvo geresnis, apie 17%. Lyginant su kitomis rytimis, pavyzdžiui, scenos menais, apie 50% gauto finansavimo iš tarybos. 50 ir 17. Toks skirtumas. Tai netgi blogiau, labiau 10 ir 50. Ir tas buvo tikrai labai, kaip pasakyti, tada gaunasi, kad
papildomi dalykai prisideda, kad pačios, turbūt yra nusistovėjusi ta tradicija, kad vizualieji menininkai, tarsi jiems yra suteikiama erdvė ir tai yra jų atlygis. Tu prisistatai parodą, tai čia ir yra tavo atlygis. Aktoriai neužtenka pasakyti, kad tu užlipsi ant scenos, pavaidins ir va čia tavo atlygis. Taip nėra. Ir man atrodo, kad ta tokia ilgalaikė tradicija arba norma, jinai ir lėmė tą didelį atotrūkį. Pasižiūrėjome, ar situacija keičiasi, tai 24 metais situacija jau buvo šiek tiek geresnė, tai tarkime dailė pakilo nuo 10% iki 20 kelių, tarp disciplina nuo 17 iki 34. Tai man atrodo, tas kalbėjimas jau duoda tam tikrą naudą perskirstant. Dabar pati taryba, ką mes darome, tai vienas dalykas, kalbame su ekspertais, kad žiūrėkite, nes jie vertina paraiškas, žiūrėkite, kad nebūtų nuredukuotas atlygis kūrėjams. Tarybos nariai taip pat priimdami sprendimus atkreipė tai dėmesį. Bet jeigu pati organizacija neįtraukia arba įtraukia labai mažą, tai tarybos nariai jau nebeturi galių pridėti. Nes mes negalime kurti projekto, kūrė organizacijos. Ir kitas dalykas, ką irgi esu pastebėjusi, pavyzdžiui, tokia labiau gal išimtinė situacija, nesakau, kad tai yra norma ir kad tai galioja visada. Tarkime, taryba patvirtina projektą, jame yra numatyti atlygį menininkui, mes to džiaugiamės, puiku, bet tada sutarties pasirašymo momentu pamatome, kad buvo peržiūrėta sąmata, kadangi nebuvo gautas pilnas finansavimas ir kartais būna, kad nukenčia būtent menininkai. Nurėžta būtent nuo menininkų. Yra tokių situacijų. Ar analizuojate, sakykime, jau tokius vykstančius reiškinius, kaip Art Vilnius arba ten kitokias didelės parodas, kaip kas viskas vyksta? Nes čia labai įdomu, kad mes pradėtumėm konkrečiai kalbėti, nes kol kalbė abstrakčiai, tai niekam net neįdomu, tiesą pasakius. Tai pakalbėkime, ar analizuojate tokias konkrečias? Be abejo. Taip, ir gal galit pasidalinti? Gal taip konkrečiai dabar Art Vilniaus analizės nepateiksiu. Būtų labai nekorektiška, bet iš principo, ką ir sakiau apie tas vizualiųjų menų tendencijas lyginant, tarkime, su teatro tendencijas. Man atrodo, tai yra iškalbinga, nes tiek ir teatro atveju reikia ir administravimo, ir aptarnaujančio personalo, ir visų kitų dalykų. Lygiai tas pats galioja ir vizualiuosiuose menuose. Neužtenka pasikviesti menininko, kažkas turi kuruoti tą visą parodą, aprūpinti patalpomis, reikia administracinių pajėgumų, reikia reklamos, viešinimų ir panašiai. Ir kaip sakau, man atrodo, kad daug kas yra iš tokio nusistovėjusio ritmo ir jį po truputį reikėtų keisti. Egle, noriu paklausti, ar nėra taip, kad iš tikrųjų taip tradiciškai susiformavo, kad jeigu menai yra konceptualūs kažkokie, ne, tai galbūt jiems labiau reikalingas rėmimas, o ir yra tokie taip vadinami komerciniai menininkai, kurie viską parduoda ir jau jiems tai nieko nebereikia. Ne. Tikrai tokio, man atrodo, kažkokio selektyvaus požiūrio tai tikrai nėra. Bet norėčiau tiesiog dar labiau gal išplėtoti ir Kristinos pradėtą mintį, nes aš pati esu ir ekspertė regioninės tarybos ir pareiškėja kitose programuose ir galiu matyti tą visą situaciją finansavimo ir būtent atlygį menininkam iš labai skirtingų perspektyvų. Tai kaip ekspertė aš visada pozityviau vertinu tą projektą pateiktą, kurį yra įtrauktas atlygis menininkui. Bet kaip ir paminėjo, rašant sutartį, dažnai tu matai, kad nukenčia autorius. Kodėl? Jeigu prašai 20 000, gauni 10, tada visi organizatoriai atsisėdė, turi sąmatą labai detaliai peržiūrėti, pakoreguoti. Ir, kiek girdėjau, dauguma tą daro ir su pačiais menininkais ir tiesiog derasi. Ar nori menininkas, ar sutinka už tokią sumą daryti parodą, jo labiau, kad kai kuriais atvejais ir galerinė erdvė turi būti pakeista, modifikuota, pritaikyta, tai irgi yra tam tikros investicijos, sklaida, kas yra labai svarbu, komunikacija, pranešimai, anotacijos, menotriniai straipsniai ir taip toliau. Ir turiu pasakyti, kad menininkai dažnai sutinka su sumažėjusiu biudžetu, vardan iš tikrųjų tos didelės meno šventės. Tai aš iš vienos pusės, esu tokiuose skirtingose situacijose ir galiu pasakyti, kas link manęs. Aš irgi kartais sutinku su tuo, o kartais stengiuosi išlikti labai principinga ir pasakyti žodį ne. Tai čia, galima būtų palyginti su tokia situacija, kuri buvo prieš 10 mečius ir kai kur dar tebe vyksta, kuomet būdavo menininkai prašomi sudalyvauti labdaros projekte ir jie būdavo vieninteliai to projekto rėmėjai.
Realiai, todėl kad menininkas dovanoja savo paveikslą, jį parduoda už kažkokius tai ten pinigus ir menininkas tampa vieninteliu rėmėju, nes jis negauna atlygio už tai. Ir jam didelė garbė. Na, čia tai visiškas absurdas. Sponsorius, bet realiai aš esu kalbėjusi kažkada labai gyvai ir su menininkais ir sakiau, kodėl jūs sutinkate, nes tuo metu dirbau televizijoje ir tuo metu kaip menininkė nelabai dirbau. Tai galėjau už juos kautis, vėlgi, kaip pačiam reikia tą daryti, yra daug sunkiau. Bet čia dažniausiai tie aukcionai būna dar taip jautriai paliečiantis kažkokią labai jautrią temą. Tai arba tu neįgaliem vaikam, arba Baltarusijos, reiškia, kalinių šeimoms, ar paramai Ukrainai. Ir žinoma, kad menininkai sutinka su tą paramą. Bet šitoj vietoj ir tie verslininkai, kurie įsitraukia, jie irgi turėtų vis tik tai prisidėti prie to. Nes koks rezultatas? Verslininkai nebrangiai įsigyja kūrinį, kuris dažniausiai kainuoja rinkoje gerokai daugiau. Taip. Menininkai kaip ir atiduoda visą to kūrinio vertę, remdami tą remiamą objektą ar subjektą. Na, žodžiu, turim daug labai keistų tradicijų, kurias dabar kažkaip tai jau pradedam kalbėti apie tai, kad reikia keisti. Taip. Apskritai menininkai labai pilietiški yra. Čia yra svarbi dalis, nes ir visi tyrimai rodo, kad aktyvumas dalyvaujant rinkimuose ir atsakomybės prisėmimas, kai reikia, tai net nereikia ir tyrimo. Matom, kad šiandien, kas šiandien vyksta. Matom, tai menininkai ir labai pilietiški ir tikrai yra, tikrai labai ir sąmoningi, ir eruditiški, nes tarkime ir išsilavinimo lygį vertinant, vėlgi tai yra itin aukštų kompetencijų, aukštą išsilavinimą turintis asmenys, kurie gauna itin mažas pajamas. Tai tokių daug paradoksų, bet viskas yra ir tokiam tikrai altruistiškam ir atsakomybės už valstybę lygyje. Mūsų buvęs kultūros ministras Arūnas Gelūnas mane nustebino, pasakęs, aš nežinau, kažkas paskui dar bandė ginčytis, bet tiksliai nežinau, žinote tuos duomenis ar ne, kad pagal savo kultūros indėlį, įtaką pasaulyje, ne indėlį, bet įtaką turbūt esam 11 vietoje. Kaip kultūra. Čia statistika. Čia tokia statistika, tai yra tiesiog turint omeny, kad tie jau vargani 3 milijonai, kurių nebėra, mes tik taip visą laiką taip sakom, kaip burtažodį ir tikimės, kad vaikus gimdys, bet realiai tai taip yra. O kaip aš sakau, čia ta karvė, kuri mažai ėda, bet labai daug duoda. Tai čia nekalbėkit, nes politikai išgirs, sakys, žinot, kaip menininkai, kai kokios piktžolės, kuo blogiau, to geriau. Taip, vis tiek kažkur tai reiškia, jie prasibraus. Tai čia tikrai taip nėra, o kad lietuvių tauta yra labai kūrybinga, tai tikrai taip ir labai ambicinga. Man atrodo, tie 30 virš metų paskutiniai mūsų buvimo toj laisvoj šaly, tai ir davė tą didžiulį postumį. Tas išplitimas galų gale menininkų, studijos ne tik Lietuvoje, bet ir užsieniuose, grįžimas su savo tikrai labai aukštom meniniam, kūrybiniam kompetencijom, reprezentavimas, apdovanojimai kino, dailės, muzikos. Tai čia tikrai yra tiesiog sprogimas ir jį reikia kažkaip palaikyti, nes visi tokie dalykai yra momentiniai. Ir jeigu tada neinvestuosi, tai bus didelis... Eglė, su palaikymu dabar šią akimirką yra tragiška situacija. Mes kalbamės tuo metu, kai nėra kultūros ministro, kai nėra politinės jokios komandos, mes esam absoliučiai be mamos, be tečio likę, ta prasme, kas bebūtų. Ir mūsų niekas negina, nei biudžeto, nei dar kažko. Tai šią akimirką situacija yra tragiška. Ir mes suprantame, kad jinai atsitiko, netyčia taip atsitiko. Tas čia kažkoks keistas planas, huliganas. Na, bet tikrai, kaip atsakėt, pilietiški menininkai, tai tikrai iš to nepaliks. Gal grįžkim dar truputėlį prie tyrimo. Ingrida, tas tyrimas, jisai turi dar daug visokių turbūt aspektų, kurių mes nepaminėjom. Tai kas tokie svarbiausi jums dabar norėtų? Taip, tai vienas iš svarbesnių, mes tiesiog uždavėm tokį klausimą, ar esate dalyvavęs parodoje, už kurią negavote atlygio. Ir 96% pažymėjo, kad jie yra dalyvavę parodoje. Tai aš teko porą kartų dalyvauti Eglės kvietimu vizualių menų taryboje prie kultūros ministerijos, ne pačio taryboje, bet posėdžiuose, ir ten kai kurių parodų organizatorių, muziejų atstovai sakė, mes mokame atlyginimą, tai mes beveik visą laiką mokame, iš užsienio neprisikviesi autorių nemokėdamas atlyginimo, bet iš tikrųjų apklausos rodo, kad labai dažnai nemoka. Galbūt užsienio autoriams moka, bet Lietuvos autoriams tikrai dažnai nemoka. Tai dar buvo labai įdomu tos priežastys, kodėlgi autoriai sutinka vis dėlto dalyvauti parodose be atlygio, ir rezultatai parodė, kad tai jie tikrai ne iš išskaičiavimo daro, o tiesiog daugiausia autorių pažymėjo, kad tai jiems yra
galimybė padidinti savo kūrybos matomumą, pasiekti didesnę auditoriją, pasidalinti savo kūrybą su visuomenė, tai vat irgi apie tą pilietiškumą, kalbant, kad jie tiesiog nori parodyti ir uždavėme tokį klausimą, ar jūs manote, kad tos neapmokamos parodos jūsų karjerai padeda ilgalaikėje perspektyvoje? Ir tik 22% atsakė, kad taip, jie mano, kad padeda. Tai 22%. Tik 22%. O 96 dalyvavo. Labai didelė, daugiau atsakė ne, 26 mano, kad nepadeda, o didžioji dalis jie nežino. Tai tikrai ne iš išskaičiavimo ir dar kalbant apie tai, iš kokiose parodų erdvėse dažniausiai jie negavo atlyginimo. Tai buvo valstybės finansuojamos erdvės, muziejai ir salės. Klausykit, tai situacija iš tikrųjų keista. Mes čia susėdom ir pokalbis tikrai yra beprasmiškas iki tol, kol mes nesugalvojame, ką darom. Ne? Tai čia pabaigai tikrai kažkaip painikuosim šitą reikalą, tai prašau nepamiršti tos minties. Bet vėlgi dar prie to, turbūt 19 metų tyrimo būtų, kažką gal praleidom dar, kažko nepaminėjom, kas buvo svarbu. Apskritai, kaip pasakyti, mes irgi realiai atkartavom tos pačius rezultatus, nes mūsų atveju buvo gautas rezultatas, kad per pastaruosius metus bent vieną kartą dirbo neatlygintinai 80% menininkų. Tuomet irgi klausėme apie motyvus, tai daug kas remiasi, iš tikrųjų, tą tokį kultūrinį kapitalą. Tarsi yra lūkestis, kad galbūt ateityje artimoje arba tolimoje, tai pradės duoti naudą. Galbūt bus galima pradėti parduoti kūrinius, arba galbūt bus galima tikėtis gauti atlygį. Ką mes pastebėme iš vidinių duomenų, bet iš to ataskaitų, ką minėjau, kad tikrai yra atlygis mokamas, bet tikrai ne visiems menininkams. Ir kažkuria prasme taip gaunasi, kad tie patys menininkai nemoka menininkams, dėl to, kad arba neįtraukia, arba paskui redukuoja tas sąmatas, kur atlygio nebelieka. Dabar kaip tą pakeisti, ar tai yra įmanoma pakeisti, man atrodo, kad vis tiek susitarimas turėtų būti bendruomenė, nes tema yra be galo jautri, neužtenka dabar uždėti tokio, taisyklės, kad būtinai dabar, jeigu menininkas, tai bent 1000 eurų atlyginimo numatykime. Nes ką tai reiškia? Tai kartu reiškia mažiau parodų, iš principo, nes mūsų biudžetas iš esmės paskutinius 4-5 metus nelabai keičiasi. Tai tada lūkestis, kad tarsi bus daugiau pinigų, tada daugiau galimybių jisai iš valstybės perspektyvos nebeveikia. Nes, nesakau, esame tokioje stagnacijoje, kad realiai atrodo, kad esam prie liepto galo. Tada žvelgiant į ateitį ir, tarkim, visą šitą politinę neramę situaciją, tai apskritai neaišku, ar biudžetas bus ne tai, kad nepadidintas, bet dar ir sumažintas ir kiek stipriai sumažintas. Tas klausimas kiekio ar galimybių surengti parodas dar bus opesnis, nes vadinasi, galėsime dar mažiau finansuoti, jeigu, tarkim, redukuoja. Ir tada iš tikrųjų klausimas jau iš menininko lygmens, ar jam geriau turėti galimybę apskritai parodyti savo kūrybą, kad ir nemokamai, kad ir neatlygintinai, negu iš vis nebeparodyti. Nes tada kur jam eiti? Ir čia tokia prasideda tas, ką ir Eglė sako, kad Taip ir nusprendžia, bet čia jau toksai labai manipuliatyvi ta situacija ir menininkus, aišku, užspaudžia ir tai yra graudu. Bet tai, ką aš girdžiu iš jūsų, tai jūsų tyrimas atliktas 19 metais, jūsų kelintais, čia 20. Čia dabar. Jūsų 24. Ar pradėjote tyrimą nuo 19? Nuo 19 metų yra įgyvendinti 2 tyrimai Dailininkų sąjungos, yra vienas kultūros tarybos, paskui antrasis 24. 23 buvo Dailininkų sąjungos tarpdisciplininio meno asociacijos ir foto asociacijų. Ir o iki tol tyrimai nebuvo atliekami apskritai? Palaukit, taigi nuo 7 tyrimai padaryti. Tai mažai klausim. Ne. Dabar visiškai ne to noriu paklausti, Eglė. Tai tirkite, mergaitės, bet kas iš to? Kas pasikeitė? Tai ką aš ir norėjau toliau pasakyti, kad jau tų tyrimų kaip ir įrodymų pakanka. Ir ką dabar daryti? Tai yra parašytas rugpjūčio mėnesį raštas kultūros ministerijai su tam tikrais irgi pasiūlymais labai konkrečiais, tai būtent jau skaičiais, kurie galėtų būti kaip ir dėrybų pradžia. Bet kadangi, kaip žinia, nuo rugsėjo mėnesio prasidėjo visi šitie procesai netvarkos,
Tai tas raštas iki šiol ir guli kažkokiam tai stalčiuje. Nes šitas raštas remiasi airių patirtimi ir būtent Tado Šarūno darytų tyrimų, kurį užsakė, kaip ir minėjau, Dailininkų sąjunga, Tarpdisciplininio meno asociacija ir fotografai. Bet iki tol, 22 metais, aš pati buvau parašius straipsnį Dailėje 90-oje, kur rėmiausi suomių, skandinavų patirtimi irgi su skaičiais, kiek galėtų kainuoti parodos. Tai to tyrimo pagrindu, pavyzdžiui, Dailininkų sąjungos kai kurios galerijos jos moka, bet žinoma, kad tas atlygis yra gerokai mažesnis negu kad norėtųsi. Mes pabandėm paskaičiuoti, sakykime, Dailininkų sąjunga, kiek jinai turėtų sumažinti savo veiklų, jeigu taikyti tą airių modelį. Tai turėtumėm sumažinti 10 kartų. Tai reiškia, vietoj 100 įgyvendinamų veiklų mes galėtumėm įgyvendinti 10. Ta prasme, kad, bet vėlgi dabar tokia situacija, tai ar menininkai gali toliau taip gyventi? Man atrodo, aš pagal viską sprendžiu, kad vis tik tai jau dabar to kultūros protesto reikia. Ne tik tai kalbant apie politinius įvykius, bet ir pačių menininkų. Manau, kad jie atsibus turbūt, ne, šitoje vietoje, kad ne tik tai kažkokių politinių sprendimų reikia, bet jau ir vidinių kažkokių tai sprendimų reikia. Bet aš manau, kad tikrai nuo 19 metų tas pokytis jau vyksta ir nes čia tikrai yra, kaip pasakyti, ir menininkų nebesutikimo reikia. Ir spaudimo tuomet jau pačioms galerijoms ar kitoms erdvėms, kurios pristato kūrinius ir tiesiog nebesutikti dirbti nemokamai. Dirbti, turime parodą padaryti, tai tikrai yra darbas, o ne šiaip laisvalaikio praleidimas ar malonumas. Ir išlaidos taip pat. Ir išlaidos taip pat. Nebesutikti patiems padengti kaštų, nes tikrai žinau aibę situacijų ir iš savo patirties, ir iš savo draugų, nes esu ir menininkė, kur, tarkime, gaunamas kvietimas į parodą ir tada turi atsivežti savo kūrinius pats, dar ir komunikaciją pasirūpinti, plakatą pasimaketuoti, ekspozicija tai jau nėra klausimų, dažnai būna, kad tai yra menininko atsakomybė ar panašiai, tai tiesiog menininkai turi nebesutikti, bet visuotinai, nes tikrai tas menininkų kiekis nebereikalo pradžioj pradėjau nuo 3000. Tai kažkuria prasme, žiūrint iš gal tokios ekonominės perspektyvos, pasiūla tai didelė. Ir jeigu vienas nesutiks, tai tarsi gali kitą pasikviesti, kuris sutiks. Tai ir tas yra, tai pati bendruomenė tikrai turi turėti daugiau mažiau vieningą poziciją. Tada kitas momentas, ko galbūt irgi iš tarybos perspektyvos tikėtumėmės, tai kad bendruomenė susitartų dėl visgi tų minimalių įkainių. Ir va čia minimi ir suomių, ar kiti pavyzdžiai, man atrodo, estų, švedų. Taip, jie būtų teisingas atspirties taškas, nes būtų bent jau kažkokios gairės, kur mes jau galėtume sakyti, kad, tarkim, gerai, grupinė paroda, tai gal orientuojamės į kažką panašaus, kas yra su vidutiniu darbo užmokesčiu siejama, ar šiek tiek mažiau, bet tada, jeigu individuali personalinė paroda, tada tikrai jau gal galime orientuotis į bent jau vidutinį darbo užmokestį. Tos diskusijos dėl įkainių jos irgi nėra naujos, ten 2019 metais irgi apie tai kalbėjome. Tuo metu buvo nuogąstavimų, kad tarsi tie menininkai, kurie galėtų gauti didesnį atlyginimą, gaus mažesnį, dėl to, kad yra minimalūs įkainiai. Bet man atrodo, situacija yra tiek bloga, kad turime startuoti su viešai žinomais skaičiais ir kad visi juos žinotų ir galėtų bent turėti tokią startinę poziciją dėryboms. Aš dabar kalbėjau, ruošdamasi laidai, kalbėjau su menininku, žinomu menininku, tiesiog nenoriu atskleisti nei vardų, nei pavardžių, nes čia kaip ir prasmės nėra. Bet sakė, tegu moka net ir tą nedidelį atlyginimą, nes iš tikrųjų net ir tie žinomi menininkai, turint jūsų minėtą rinką užpildytą mažoj tautoj, tai iš tikrųjų vis tiek svarbu nors kažką gauti, nes kai kuriais atvejais tu lieki absoliučiai be nieko. Ir tai turbūt, kad vis tik tai daug geriau negu visai nieko negauti. Ir dabar man įdomu, kaip yra. Ar mes šiandien, kaip pasakyti, ar čia nėra atbulai viskas. Va ta pačia užsienio patirtimi labai būtų įdomu pasidomėti. Kaip yra toj pačioj minėtoj Estijoje, Suomijoje, Švedijoje. Ar tai yra tik rekomendacijos? Nes jeigu vėlgi rekomendacijos, tai tu gali jų tiesiog nesilaikyti. Ar pagal nutylėjimą menininkai nebesutinka žinodami tas rekomendacijas ir tiesiog tas tą, kaip pasakyti, generuoja kažkokį rezultatą? Ne, Estijoje tai yra vienas iš sausio 1 dieną, jeigu neklystu, tai 2011 metais buvo priimtas, reiškia gal ne 1, gal 2,
reiškia autorių, būtent tas įstatymas, kuris garantuoja autoriams atlygį už dalyvavimą parodose. Bet tai yra politinis sprendimas. Taip, būtent, aš tai tikiu, tiesą sakant, tik tai tokiais tvirtais, rimtais politiniais sprendimais. Žinoma, kad tenais nėra labai griežtų tų normatyvų, yra taip vadinamos grindys. Apie ką mes taip pat kalbėjome, teikdami šitą prašymą Kultūros ministerijai, ir paskutinis tas mūsų tyrimas padarytas irgi rekomenduoja grindis, o ta jo viršūnė, jinai tikrai turėtų būti orientuota į menininką. Todėl nereikėtų pergyventi, kad kažkas nugaus kažkokį vietoj mažiau negu tikimasi, ne? Bet mes dar praleidžiam čia vieną labai svarbų dalyką. Sakyk. Mes, reiškia, kalbam apie atlygį menininkam, galerijos, muziejai, visą kitą ir taip toliau. Bet yra dar kitas dalykas, kaip autoriai gauna savo atlygį, tai yra pardavimai, rinka mūsų. Ir aš tikrai negaliu nepaminėti, pasinaudodama šito eteriu, mūsų, reiškia, mokesčių reformos, reiškia, naujų mokesčių statymų, kurie yra siaubingai nepalankus menininkams. Nes jeigu mes turime iki šiol, dirbdami, sakykime, su individualios veiklos pažyma, nuo 5 iki 15% GPM mokėti, tai nuo 26 metų mes datrauksim iki 32%. Ir vadinasi, mūsų mokesčiai bus analogiški tiems, kurie dirba pagal darbo sutartį. O ką tai reiškia dirbti pagal darbo sutartį? Tai tu ateini darbą, tu šiltai sau sėdi, tu gauni kompiuterį, programas, reiškia, vadaržiu kavos gali įsivirti, viskas yra okei. Tai dabar menininkas, ar ne? Vat keramikė mūsų, vat tapytoja, aš esu tekstilininkė. Jūs virsite, jeigu aš papasakosiu, tai mes turime turėti savo darbo vietą, mes nuomojamės patalpas, mes perkam savo įrangą, medžiagas, mes investuojam į savo technologijas, mes galvojam, kaip sklaidinti ir viešinti savo kūrybą. Ir tai yra tiek daug visokių veiklų, tai nieko bendro negali palyginti su tai žmonėm, kurie dirba pagal normalią darbo sutartį. O mokesčių prasme mes būsim suvienodinti. Tai kur teisybė? Nu ir nebeliksime su to 11 pozicijoje, iš tikrųjų, jeigu taip toliau, tai iš tikrųjų turės mažėti ir tas konkurencija netgi sudaro tam tikras prielaidas. Iš tikrųjų, tų menininkų kokybė, aš manau, o kai nebeliks, tai nes tiesiog turės, dabar jau turim problemą, nežinau kaip Dailės akademija, bet man regis, kad stojančiųjų ženkliai mažėja, nes jauni žmonės, nekvaileliai, jie mato situaciją realią ir tikrai tu turi būti labai, kaip čia, idealistas, kad išliktumai šitoje rinkoje, dėl to, kad tiesiog neapsimoka. Čia yra ir geroji, ir kaip sakyti, ir blogoji pusė. Nežinot, kaip yra. Jeigu tu esi gimęs kūrybingas menininkas, jeigu tu gimęs būti kitokiu, tai žinoma, kad tu ir būsi tas kitoks. Anksčiau į Dailės akademiją stodavo dešimtukininkai ir ten medalininkai ir taip toliau. Šitoje laidoje dabar nėra netalentingų, eikit pasiskaitykit ant ŠMC sienos. Žodžiu, visi žmonės menininkai, bet tik menininkai žino. Žodžiu, tai, bet pamirškite. Bet mes dabar šnekam apie diplomą ir apie profesionalias studijas. Taip, taip. Tai, gerai, tai remiantis tuo, dar truputėlį prie to. Norėčiau paminėti apie vieną užsienio pavyzdį. Tai ir kaip yra svarbu politinė valia iš tikrųjų. Tai Prancūzijoje vizualių menų autorių organizacija, tokia kaip Latga, ADŽP, jie irgi keletą metų, 7 ar 8 metus, bandė visaip, mynė kelius į kultūros ministeriją, bandė kažkaip užtikrinti tą atlygį už parodas, kuris ir pas juos buvo įstatymuose, bet realiai praktikoje nevyko. Okay. Ir jiems pavyko įtikinti kultūros ministeriją ir 2018 metais kultūros ministerija subūrė darbo grupę, kur dalyvavo ir autorių atstovai, ir muziejų atstovai. Ir 19 metais buvo patvirtinti tokie minimalūs atlygį už parodą. Ir tai yra tik autorinis atlyginimas. Čia neįsiskaito jokios išlaidos, transportavimo, parodos instaliavimo. Tai yra tik autorinis atlyginimas. Ir buvo įtvirtinta už parodą 1000 eurų. Ir tai buvo privaloma visoms valstybės finansuojamoms erdvėms. Kaip tai pakeitė tą lauką? Eurų. Tai aš galiu tiesiog pasakyti, koks yra ADŽP surinkimas už viešo rodymo teisę. Tai tada 19 metais, kai tik tai buvo patvirtinta, buvo 25 000 per metus.
Dabar pernai jie surinko 635 tūkstančius, būtent už šią teisę, tai 25 kartus padidėjo. Ir tas atlyginimas, jisai nebuvo indeksuotas, jisai ten niekaip nesikeitė, kur irgi atrodo lyg ir neteisinga. Mūsų menininkai, Tado Šarūno tas tyrimas rodo, norėtų gauti 2000 eurų, ten yra 1000. Bet tai veikia. Tada tikrai galbūt tokį mažesnį turėti, bet kur visi gaus ir įstaigos pripras, kad jos būtinai turi mokėti bent kažkokį atlyginimą autoriams ir kad autorius tikrai nebus priverstas rinktis, kaip Eglė Grebliauskaitė savo straipsnėje sakė, tarp orumo ir matomumo. Tai kad tas orumas būtų išlaikytas kažkiek. Tai dabar trumpai, iš tikrųjų, pabaigai aš galvoju, kad ir Kristinos, ir Ingridos, ir Eglės noriu paklausti, tai ką darom? Ką turim padaryti, kad tai įvyktų, kad tai būtų ne tik taip pokalbis mielas, jaukioje aplinkoje ir nuostabioje kompanijoje, bet kad būtų rezultatas? Čia iš tikrųjų mane labai palėtė, kaip paminėjo, šiltas patalpas, nes mano pačia studija yra be šildymo. Tai tikrai yra jautri ta situacija ir iš tikrųjų keli momentai. Tai man atrodo, kad tokia kaip ekosistema finansavimo. Tai vienas tikrai, man atrodo, iš sąjungų turėtų ateiti minimalus įkainiai ir susitarimas su bendruomenė ir tuomet mes visi jų laikomės. Tada ir taryba galėtų labiau spausti ir panašiai. Tada kitas dalykas, apie kurį kalbu, tai yra ne vien tik tarybos finansavimas, pavyzdžiui, savivalda. Koks jų indėlis, tos pačios stipendijos ar kitos sąlygos. Tai šiuo metu 28 savivaldybės, tik mažiau nei pusė, nors kažkokį dydį skiria tiesiog menininkams. Sakau dydį, nes tai gali būti ar honoraras, ar ten stipendija, ar panašiai. Jeigu didesnėm sumom, kad daugiau menininkų palies, tai yra vos kelios. Pavyzdžiui, ta pati Vilniaus miesto savivaldybė neskiria kol kas. Tikiuosi, kad artimuose planuose. Tai tada toliau, kas dar irgi yra iš tyrimų matoma, tai meno kūrinių pirkimas. Ir mano supratimu, Lietuvoje tas pirkimas tikrai yra labai menkas. Ir gal yra tas mitas, kad padarysi parodą, tai išsiparduosi ir užsidirbsi ir ten tada toliau kursi. Ne, taip neveikia. Yra važiavimas į tarptautinės mugės, bet man atrodo, kad irgi ten pardavimai nėra kažkokie stebuklingi, kad ten menininkai grįžtų susikrovę kapitalą. Tai vėlgi labai svarbu skatinti visuomenę pirkti meno kūrinius. Ir aš tą dažnai darau, kalbėdama įvairiose formatuose, nes mes kartais net nepagalvojame, kiek yra nebrangus tie kūriniai. Ir kartais ar paltas, ar batai, ar meno kūrinys. Vat apie tokias mes sumas kalbame, o menininkui tai yra labai daug dalykų keičiantis. Mes visuomenė panašu, kad turime vėl iš naujo edukuoti ir auginti savo tą pirkėją, tą klientą, tą vartotoją. Ir turbūt, kad čia reikėtų dabar dirbti visiems, nes kitų būdų tikrai mažės ir pasiūla netgi. Na, Ingrida, kokiu nors. Tai ką Lavija gali padaryti, tai edukuoti autorius, nes irgi Tado Šarūno tas tyrimas, kur buvo 2023 padarytas, jisai parodė, kad, pavyzdžiui, tik mažiau negu pusė menininkų gavę kvietimą į parodą paklausė apie atlygį. Mažiau negu pusė. O prieš pradėdami jau ruoštis tai parodai kažką tai ten daryti, tą kūrybą rėminti ten ar kažkaip tai kurti, sutartis pasirašo iš vis ten mažiau negu 30%, man atrodo. Tai mes irgi Latgoje nuolat susidarėme su tuo, kad jie kreipiasi į Latgas, kai jau paroda įvykusi ir jau nurinkta. Ir jie sako, aš negavau, man kuratorius sakė, kad čia kažkas turėtų būti, bet su direktoriumi nekalbėjau, sutarčių nebuvo, paroda nurinkta ir ką tada daryti. Žodžiu, dailės meno ugdymo įstaigose turėtų būti dar ir štai tokia, nežinau, kaip čia tai pavadinti, kažkokios paskaitos turėtų būti. Jos yra, bet niekas neina tenai. Ne, ir eina, ir žino, bet štai kol nesusiduri su situacija, matyt, taip viskas yra kažkur pasąmonėje. Čia labai panašu, Eglė, kaip mano vaikai baigė mokyklą ir kaip mes kažkas sakau, tai gal padėkit man čia mokesčius kažkas, kas yra mokesčiai, apie ką mes čia mokam už kažką, tai prasme, mokyklą baigė žmonės, apie tai apskritai nieko nežino, tai kaip ir Dailės akademija, apie savo teises, apie savo galimybės, netgi apie tai, ką Latga jiems gali duoti, arba apskritai profesinė kažkokia tai sąjunga. Tai tavo nuomonė, Eglė, ką mes čia turim staigiai daryti? Aš manau, kad iš tiesų mes labai daug esam padarę. Nuo tų 19 metų mes esam
pasiruošę tokiam esminiam pokyčiam. Bet šitoj vietoje čia vien tik tai bendruomenė jinai nieko negali padaryti, todėl kad turi įsijungti valstybės, savivaldybės būtinai, ką Kristina minėjo. Tai iš to paties Vilniaus yra vienintelė Kuriu Vilniaus programa, pavyzdžiui, stipendijų kaip ir nėra Vilniaus mieste, kituose mažesniuose miestuose jie turi, bet Kuriu Vilnius yra tik tai 500 000 per visus metus, kaip mes galim atsinaujinti savo miestą. Tai yra labai maži pinigai. Čia praktiškai nėra pinigų, nes turbūt tiek, kas taip? Kokiem 10 projektų, jų gyvendinimui tai būtų tas. Bet čia, man atrodo, mums reikia irgi kaimyninę patirtį pasižiūrėti, bet tie patys mano Suomija prašyti, ką jie padarė. Jie ryžtingai tiesiog susirinko. Kultūros ministerija, savivaldybės, menininkų kūrėjų asociacijos, muziejininkų asociacijos, galerijos asociacijos atsisėdo ir sutarė ir pasirašė dokumentą, kad nuo šios dienos mes elgiamės taip. Menininkai už parodos turi mokėti gauti tiek ir tos grindys yra tokios ir tokios. Taškas. Žodžiu, čia turi susieiti du dalykai. Tai yra iš tikrųjų keistis pačių autorių suvokimas apie situaciją ir įpročiai turėtų keistis. Ir yra gerų žinių. Mano minėtas autorius sakė, kad taip, jau po truputėlį pradeda sakyti, nedalyvausim parodoje, jeigu jūs mums už ją nemokėsite. Ir kadangi jie solidarūs yra, kaip paaiškėjo, kad menininkai gali būti solidarūs ir yra tokie, tai jiems visai neblogai sekasi, bet be politinio sprendimo, apie ką tu kalbi, tikrai nieko nebus, nes to finansavimo nebus. Tai vadinasi, tiesiog mažės tų kažkokių tai parodų ir tai čia irgi nesprendimas, čia irgi yra blogai, čia irgi taip neturėtų būti. Ir, pagaliau, nebūkime amžinai mes estams iš paskos, Jėzus Marytė. Ne, žinau, kad 2011 metus, bet jie neturi menininkai neturi ten socialinio draudimo, jeigu ką. Gerai, mes čia šitoje vietoje pirmaujam. Tai ką, tai labai labai ačiū, kad susirinkot ir kad tikiuosi, kad mes ne tik tai, kad gražiai pakalbėjom, gražiai atrodėm, bet ir kažką tai dar padarėm, kas turės kažkokį postumį. Ir aišku, mes nepaprastai dėkingi savo partneriui 15 minučių. Tai ačiū. Jeigu milijonai kasdienių įdomių idėjų tavo galvoje pavirsta į kūrinius, tu esi autorius ir turi tuo didžiuotis. Tavo kūriniai nusipelno būti saugomi ir vertinami. Už kūrybinę laisvę, už legalaus turinio vartojimą, už autorius.